Nikolajus Nosovas. Nežiniukas Saulės mieste. Iš rusų kalbos vertė Ieva Alšauskaitė. Įgarsino Katerina Ezerskaitė. 19 skyrius. Teatre. Išėję gatvėn, Nežiniukas ir Pupytė nutempė Margulį į sodelį šalia namo. Sodelio vidury buvo fontanas, o aplink stovėjo stalai ir kėdės. Jie tikriausiai buvo pastatyti čia tam, kad architektai galėtų pasėdėti ir pakvėpuoti grinu oru per posėdžių pertraukas. Pritempę Margulį prie fontano, Nežiniukas ir Pupytė ėmė šlakstyti jam veidą vandeniu. Margulis iškart prabudo ir tarė: "Kas čia dabar? Kuriam galui prausiamės? Pietausim?" "Teisingai, prauskis ir pietausim," pasakė Nežiniukas, išsitraukdamas burtų lazdelę. Visi trys nusiprausė fontano vandeniu ir susėdo prie stalo, ant kurio mostelėjus burtų lazdele atsirado stebuklingoji staltiesė su įvairiais valgiais. Papietavę keliautojai norėjo grįžti atgal į architektūros komiteto posėdį, bet tuo metu gatvėje suskambo muzika. Nežiniukas, Pupytė ir Margulis išbėgo iš sodelio ir pamatė du trumpulius, kurie ėjo gatve ir grojo kažkokiais nepaprastais muzikos instrumentais. Vienam ant dirželio per petį kabojo tarsi statinaitė, kurios abu dugneliai buvo nusėti baltais mygtukais. Trumpulis spaudė mygtukus pirštais ir statinaitė skleidė tokius pat garsus kaip armonika arba akordeonas. Kitas muzikantas laikė rankose nedidelę dūdelę su vožtuvais. Jis spaudė pirštais vožtuvus ir dūdelė tarsi pati švilpiniavo. Ji leido dažnus ir švelnius garsus, kaip birbynė, o melodija skambėjo taip linksmai, kad norėjosi klausytis be atvangos. Visi trys, ir Nežiniukas, ir Pupytė, ir Margulis, netarė vienas kitam nė žodžio, nusekė muzikantus iš paskos. O muzikantai žingsniavo gatve ir visą laiką grojo. Kai baigdavosi viena melodija, jie iškart pradėdavo kitą. Praeiviai maloniai žvilgčiojo į juos ir davė jiems kelią. Buvo matyti, kad Saulės miesto gyventojai mėgo gerą muziką ir mielai jos klausėsi. Po kurio laiko muzikantai sustojo ir tas, kuris turėjo statinaitę, tarė: "Palauk, brolyti, slėgimas nukrito, reikia pripūsti oro." Jis išsitraukė iš kišenės dviračio siurblį ir prikišęs prie statinaitės ėmė pumpuoti į ją orą. Nežiniukas labai norėjo sužinoti, kas tai per instrumentas, ir jis paklausė: "Prašom pasakyti, kas čia per statinaitė, kurią jūs grojot?" "Čia ne statinaitė, o pneumatinė armonika," pasakė muzikantas. "O kam jūs pumpuojate į ją orą?" "Kaipgi be oro?" nusistebėjo muzikantas. "Be oro ji negros." Jis čia pat nuėmė nuo statinaitės dugnelį ir parodė jame esančius plyšius su plonom metaliniam plokštelėm. "Žiūrėkite, oras praeidamas pro plyšius virpina metalinės plokšteles ir jos skamba. Grojant paprastą armoniką, kad praeitų oras, jums reikia be perstojo tampyti dumplės. Grojant pneumatinę armoniką, jums nereikia tampyti dumplių, kadangi oro iš anksto pripučiama į specialų rezervuarą. Žiūrėkite, štai tas rezervuaras. O čia pneumatinė fleita, kuri irgi groja esant suspaustam orui," pasakė kitas muzikantas, rodydamas keliautojams savo fleitą. Grojant paprastą fleitą, muzikantui tenka visą laiką į ją pūsti, kol galva nuo pūtimo įskausta. O pneumatinė fleita aš galiu groti nors visą dieną ir galvos neskaudės. Anksčiau mes visi grojom paprastomis fleitomis, bet dabar jos jau išėjo iš apyvartos. Muzikantai vėl užgrojo ir leidosi toliau. Nežiniukas ir jo palydovai irgi ėjo gatve. Jie klausėsi muzikos ir stebėjo Trumpulių gatvės gyvenimą. Buvo pietų metas, todėl daugelis mažiulių sėdėjo už stalų ir pietavo po atviru dangum. Daugelis papietavę niekur neeidavo, o likdavo vietoje ir pradėdavo žaisti šachmatais, šaškėmis ir kitais stalo žaidimais. Kiti įnykdavo skaityti laikraščius, žurnalus arba žiūrinėdavo knygutes su paveikslėliais. Reikia pasakyti, kad Saulės miesto gyventojai buvo labai visuomeniški.
Jeigu kuris nors surasdavo knygoje juokingą vietą, tai pasijuokęs pats tuojau pat prieidavo prie kitų trumpulių ir skaitydavo tą vietą garsiai, kad visiems būtų juoko. Jeigu kuris nors radė žurnale juokingą paveikslėlį, pradėdavo juoktis, kiti nesivaržydami prieidavo pažiūrėti to paveikslėlio ir taip pat juokdavosi. Diena slinko vakarop. Saulė kaitino jau mažiau ir gatvėje buvo matyti daugiau mažiulių. Jie vis dažniau sutikdavo muzikantus. Mažiuliai daugiausia grojo pneumatinėmis armonikomis, fleitomis ir triūbomis, o mažiulės muzikiniais tamburinais. Muzikinis tamburinas – tai toks mažas instrumentas, panašus į sietelį. Vienoje pusėje padarytas būgnelis, o kitoje ištemptos stygos, kaip arfoje. Be to, iš šonų dar kabo varpeliai, kurie gali skambėti įvairiais balsais. Dabar muzika sklido iš visų pusių ir tai buvo labai patogu, nes galėjai stovėti vietoje ir klausytis, kiek širdis geidžia. Sustoję prie namo su didelė pusiau apvalia arka sienoje, uždengta gražia užuolaida, nežiniukas ir jo bendrakeleiviai pamatė, kad keletas trumpulių ėmė nešti iš vidaus kėdės ir statyti jas gatvėje priešais uždangą. Kam čia tos kėdės? Kas čia bus? Paklausė nežiniukas. Estradinis teatras, atsakė vienas mažiulis. Sėsk į kėdę, pamatysi. Sėdam, paklausė nežiniukas Pupytę ir Margulį. Sėdam, sutiko jiedu. Visi susėdo pirmoje eilėje, prieš pat uždangą. Eilės palengva prisirinko žiūrovų. Gatvėje netrukus sutemo, suskambėjo skambutis. Arkos pakraščiuose įsižiebė šviesūs žibintai ir priešais apšviestą uždangą pasirodė trumpulis, nauja, rūpestingai sulaidyta juoda eilutė su baltu, peteliške surištu kaklarišiu. Tokius kaklarišius labai mėgsta nešioti artistai, nes tai išskiria juos iš paprastų trumpulių. Juodi jo plaukai buvo glotniai sušukuoti ir blizgėjo nukreiptu į jį žibintų šviesoje. Sveikučiai, sušuko tas juočkis trumpulis. Pradedame estradinį koncertą. Leiskite pristatyti. Esu konferencija. Mano vardas Fantelis. Aš pranešinėsiu jums, kokie artistai turi pasirodyti. Dabar pasirodys garsus artistas transformatorius vardu Blinelis. Nežiniukas ir Margulis taip ir prunkštelėjo išgirdę tą juokingą vardą. Uždanga pakilo ir į sceną iš už užkulisių išėjo artistas baltu kostiumu su fleita, rankose storulis, apvalainas, o jo veidas buvo rausvas ir apskritas kaip blynas. Žiūrėk, tikras Blinelis, sušnipšė nežiniukui į ausį Margulis. Jie abu ėmė raitytis iš juoko. Tuo tarpu artistas nusilenkė publikai ir užgrojo fleita. Nežiniukas ir Margulis liovėsi juoktis. Jiems labai patiko, kaip groja Blinelis, ir jie pajuto jam pagarbą. Baigęs groti, Blinelis nuėjo nuo scenos, bet nespėjo jis dingti, o iš užkulisių išėjo artistas tamsiai mėlyna eilute, su blizgančia varinio triūbo rankose. Kodėl Blinelis taip greitai išėjo, paklausė nežiniukas. Keistas tu, nusijuokė Pupytė, čia juk ir yra Blinelis. Ką tu, sumojavo nežiniukas rankomis. Blinelis buvo baltų kostiumų, o dabar jis persirengė mėlynu, atsakė Pupytė. Niekai, jis negalėjo taip greit persirengti, ginčijo nežiniukas. Kol jie ginčijosi, artistas spėjo sugroti triūbą ir dingo už kulisių, bet tą pačią sekundę vėl pasirodė žaliu kostiumu su armonika rankose. O čia kas, nusistebėjo nežiniukas, irgi gal sakysi Blinelis. Žinoma Blinelis, atsakė Pupytė. Supranti, tai toks artistas, kuris moka labai greitai persirinkti. Girdėjai, kaip sakė Fantelis, artistas transformatorius. Kas yra tavo manymu transformatorius? Transformatorius? Nežinau, aš tik žinau, kad taip greitai nepersirinksi, jeigu jam tik švarką reikėtų pakeisti, bet čia dar ir kelnes. O tu nežiūrėk į kelnes, pažvelk į veidą ir pamatysi, kad čia tas pats Blinelis. Nežiniukas įsižiūrėjo atidžiau ir pamatė, kad artisto žaliu kostiumu veidas buvo toks pat apvalus ir raudonas kaip Blinelio. Iš tiesų Blinelis, šūktelėjo nežiniukas. Žiūrėk, Marguli, čia Blinelis. Koks Blinelis, nusistebėjo Margulis.
Nežiniukas ėmė aiškinti Marguliui, kad čia vienas ir tas pats artistas. Margulis iš pradžių nesusigaudė, kas čia dedasi, o kai suprato, pradėjo kvatotis. O tuo tarpu Blinelis pasirodė tai vienaip, tai kitaip apsirengęs ir grojo įvairiais muzikos instrumentais. Dabar kaitaliojasi ne tik jo drabužiai, bet ir veidas. Iš pradžių jis buvo beūsis, paskui prisikliavo ilgus ūsus, paskui juodą barzdą, užsidėjo ant galvos peruką su rudais garbanotais plaukais. Paskui jo barzda dingo, ant galvos atsirado didelė plikė, o nosis pasidarė ilga, raudona ir juokingai nulinkusi į šoną. Nežiniukas taip kvatojo žiūrėdamas į tas permainas, jog net nepastebėjo, kai baigėsi artisto transformatoriaus pasirodymas, ir Fantelis pranešė, kad sekantį numerį atliks dainininkė vardu Žvaigždutė. Ir štai, į sceną išėjo dainininkė Žvaigždutė. Ji buvo apsirengusi ilga, lygi pat grindų balta suknelė su balta pūkuota apykakle ir ilgomis, beveik permatomomis rankovėmis. Pamatęs dainininkę, Nežiniukas garsiai nusikvatojo. O rankovės, žiūrėk rankovės, kumštelėjo jis Margulį. Pamanyk savo, pasipuošė suknelę. Kas pasipuošė suknelę, nesusigaudė Margulis. Nagi Blinelis. Argi čia Blinelis? O kasgi, žinoma Blinelis. O aš maniau, dainininkė Žvaigždutė. Kokia ten Žvaigždutė? Tai juk transformatorius. Nutęsė Margulis ir garsiai nusijuokė. Aš žiūriu, iš kur staiga dainininkė išdygo, o čia pasirodo Blinelis. Tai bent dalykas. Tuo metu užgrojo orkestras ir dainininkė uždainavo. Nežiniukas ir Margulis taip ir nuleipo iš juoko. Jie jokių būdų nesitikėjo, kad Blinelis turi tokį ploną balsą. Visi aplink pyko ir prašė juos netriukšmauti, o Nežiniukas springo juoku ir kalbėjo Marguliui. Keistuoliai, jie įsivaizduoja, kad čia iš tikrųjų dainininkė. Kai daina baigėsi, visi pradėjo garsiai ploti, o Nežiniukas ėmė visą gerklę šaukti. Puiku, Blineli. Užtenka tau niekus pliaukšti, tarė jam Pupytė. Argi tu nematai, kad čia ne Blinelis? O kasgi, nusistebėjo Nežiniukas? Tai dainininkė Žvaigždutė. Argi negirdėjai, kaip sakė Fantelis? Tfu, apmaudžiai nusispjovė Nežiniukas. Aš ir žiūriu, kad jos veidas visai netoks kaip Blinelio. Klausyk, Marguli, čia ne Blinelis. Kaipgi ne Blinelis, nustebo Margulis. Ogi tiesiog ne Blinelis ir viskas. Tai kasgi tuomet? Galas juos žino, kažkokia dainininkė Žvaigždutė. Na matai, piktai burptelėjo Margulis. Tai Blinelis, tai ne Blinelis. Visiškai suklaidino publiką. Iš proto gali per juos išsikraustyti. Tuo metu dainininkė uždainavo naują dainelę, bet Nežiniukas jau nebesiklausė. Dabar, kai jis žinojo, kad prieš jį tikra dainininkė ir neberodomi persirenginėjimo triukai, jam pasidarė neįdomu. Iš nuobodulio jis ėmė sukaliotis kėdėje ir žiovavo lygi ausų. Pagaliau susimanė savo pramogą, prisiglausdavo prie ausų delnus ir tuojau pat juos atitraukdavo. Dėl to vietoj dainavimo jis girdėjo kažką panašaus į varlių kurkimą. Dainininkė nerimastingai žvilgčiojo į jį, nes jis sėdėjo priekyje, matomiausioje vietoje. Vis dėlto jis šiaip taip baigė dainuoti, paskui nuėjo ir daugiau negrįžo. Nežiniukas apsidžiaugė, bet tuoj atėjo Fantelis ir pranešė. O dabar pasirodys žinomas dainininkas vardu Svarelis. Į sceną išėjo dainininkas Svarelis, gražia ruda eilute. Iš šoninės jo kišenės styrojo apmegztos skarelės galiukas, o pakakliai buvo baltutis kaspinėlis, toks pat kaip Fantelio. Svarelis mandagiai nusilenkė publikai ir švelniu, maloniu balsu uždainavo. Visi nustero iš susižavėjimo. O kai jis baigė dainuoti, kilo tikra audra. Vieni plojo katučiu, kiti trypė kojomis, treti šaukė puiku. Pupytė irgi iš visų jėgų plojo ir šaukė puiku. Triukšmauta tol, kol dainininkas vėl uždainavo. Na štai, piktai burptelėjo Nežiniukas. Tiesiog kažkokia bausmė. Tai Žvaigždutė spygavo, o dabar tas Svarelis kamuos. Tu, Nežiniuk, kažkoks keistas, pasakė Pupytė. Visiems patinka dainavimas, o tau vienam kažkodėl nepatinka. Mostelėjo ranka Nežiniukas. Visi nori pasirodyti, tarsi jie daug išmano apie dainavimą. Tai ir apsimeta, kad patinka. Ne, neteisybė, atsakė Pupytė. Aš, sakysim, visai neapsimetu. Man iš tikrųjų patinka, kai dainuoja Svarelis.
Svarelis, svarelis, maivydamasis mėgdžioja nežiniukas. Tiesiog sakyk, kad įsimylėjai tą svarelį. Aš? Užsiplėskė pupytė. Tu, niūriai burptelėjo nežiniukas. Įsimylėjau? Įsimylėjai. Aktu, iš apmaudo pupytė nerado žodžių ir užsimojusi norėjo kaukštelėti kumščiu nežiniukui per pakaušį, bet laiku susitvardė ir nusigręžusi nuo jo paniekinamai tarė. Dar man pasakyk nors žodį apie meilę. Pamatysi, kas bus. Aš daugiau tavimi nekalbu, taip ir žinok. Tuo tarpu koncertas ėjo toliau. Po svarelio pasirodė fokusininkai, akrobatai, šokėjai, klounai. Vis tai buvo juokingi numeriai, bet pupytė net nešyptelėjo, žiūrėdama jų. Ji ne juokais buvo supykusi ant nežiniuko. Tik pamanyk savo, kaip jis drįso pasakyti, kad ji kažką įsimylėjusi. Jos nuotaika buvo sugadinta ir artistai jau nebeteikė jokio malonumo. Užtat nežiniukas ir Margulis raitėsi iš juoko. Kitaip tariant, baigiantis koncertui, nusirito nuo kėdžių, o Margulis net susitrenkė galvą į kėdės koją ir pakaušė jam iškilo guzas. Tuo koncertas baigėsi ir po keletų minučių mūsų keliautojai jau dūmė mygtukiniu automobiliu atgal į viešbutį. Jie dar nė karto nebuvo važiavę per miestą naktį ir todėl neatsitraukdami spoksojo į nuostabų vaizdą, atsivėrusi prieš jų akis. Virš jų galvų juodavo dangus, bet aplinkui buvo šviesu kaip diena. Iš pradžių jiems atrodė, kad šviesa srūvo kažkur iš viršaus, paskui ėmė rodytis, kad šviesa srūvo kažkur iš apačios. O iš tikrųjų šviesa srūvo iš visų pusių, nes ir namai, ir laikraščių kioskai, ir gazuoto vandens būdelės, net stulpeliai šaligatviuose, viskas buvo nudažyta šviečiančiais dažais. Sienoms dažyti saulės mieste buvo naudojami geltoni, šviesiai mėlyni, pilkšvai žali, švelniai rausvi ir vadinamieji kūno spalvos tonai. Stogai, atbrailos, balkonai ir langų rėmai buvo dažomi sodriais rubino raudonumo, smaragdo žalumo, šviesiai mėlynais, violetiniais ir rudais dažais. Namų kolonos paprastai būdavo dažomos baltais, šviečiančiais arba truputį gelsvais dažais. Dieną tie dažai niekuo nesiskyrė nuo paprastų nešviečiančių dažų, bet galėjo sugerti saulės spindulius ir sukaupti šviesos energiją. Kai tik ateidavo vakaras, jie pradėdavo skleisti įvairių spalvų spindulius. Tie spinduliai tarpusavyje susiliedavo ir todėl nuo dažytų sienų, kolonų, atbrailų ir kitų daiktų survendavo švelni, rami, akiai maloni šviesa. Ir visiškai nereikėdavo žibintų. Saulės mieste šviečiančiais dažais buvo nudažyti ne tik trobesiai, bet net automobiliai ir autobusai, kurių daugybė zujo gatvėmis. Jei pridursime, kad paveikslai, kurie kaboja prie daugelio namų sienų, irgi buvo nutapyti šviečiančiais dažais, tai galima įsivaizduoti, kaip nuostabiai saulės miestas atrodė nakties metu.